Treneri, kuri žaidėja sulaužė lentą? Treneris. Papasakokite apie šias rungtynes ir apie visą sezoną. Iš tikrųjų sudėtingos ir šitos rungtynės ir visa šita serija, kaip jau sakiau, merginom ir egzaminai yra ir šiandieną turėjom, ačiū ir Asičių komandom, kad sutiko vėlai žaisti, nes egzamino turėjo merginos sudėtingas, sezonas sudėtinga ir pabaiga, bet džiaugiamės, kad ta pabaiga laiminga. Ar jau turite kažkokius brėžinius, kažkokius planus kitam sezonui? Oi, dar tik šitas baigėsi, žinot, ir už kelių savaičių rinktinės prasideda visi reikalai, tai kelios dienos poilsio ir sezonas toliau tęsiasi. Noriu palinkėti, kad jūsų vasara būtų fantastiška, kaip ir visos rinktinės. Ačiū labai. How are you feeling after this game? I have a lot of emotions. I'm happy for the third place, but at the same time I'm sad that this was my last game in LCC. But I'm very happy that we ended on this positive note. So for sure I will miss all my teammates, my coaches. So my time here was just wonderful, and I can be thankful for it. It was a very good performance for you, and you have a record in your career. 28 efficiency and 12 rebounds. It was a record for you. What do you think about it? I don't know, maybe I was holding it till the last game, but I'm just happy that, as I said, I'm finishing on the positive note with a win and also with some record that I didn't know until now, but thank you for letting me know, so I'm even more happier. Treneri, pasveikinkit varžovus ir perduokit Tamoliui linkėjimus. Tai linkėjimai Tamoliui, Viliui Stanišauskui, sveikinimai LCC komandai su pergalė, su 3. vieta. Ir ačiū noriu pasakyti savo merginom visų pirma, tikrai didžiulis dėkui, kad iškentėjo mane, puikiai kovėsi ir galima sakyti visos iš savo galimybių. Skauda širdį ir ne? Ne, aš kaip tik džiaugiuosi. Migle, man atrodo, kokios nuotaikos Rūbiniai? Na, geros, kadangi daug kas iš mūsų nesitikėjo, kad mes daeisim iki to finalinio ketvirtuko, tai tikrai viso savimi didžiuojamės, pasiekėm, ką galėjom geriausio, tai sakau, didžiuosi savo komandą ir manau, kitąmet pasispardysim dar labiau. Čia krepšinis, čia spardytis lyg nereikėtų, o kas galėjo būti geriau šioje serijoje? Aš manau, mums tiesiog pritrūko tos rotacijos, mūsų yra mažai. Tai ir šiandien gal pakišo koja šiek tiek tas toksai, pasakykime, naktinis krepšinis, nes labai vėlai rungtynės. Tai visą dieną tiesiog net nelabai žinai, ką veikti, o vakare reikia nusiteikti žaisti rungtynės. O šiaip tai sakau, visoje serijoje tai tiesiog jėgų pritrūko, nes mūsų mažai yra. Ar trenerio kaltės neįžvelgiate pralaimėjime? Ne, apie trenerį tik tais geriausi žodžiai, linkėjimai treneriui. Tai va, jisai tikrai puikus strategas, tai čia tiesiog sakau, tas nuovargis iš žaidėjų pusės.